Man klausimas, dabar labai populiaru dėti putplastį 20 cm ant sienos. Kaip jį pritvirtinti? Varžtais, kokį ilgio varžtais būna? Jeigu, tarkim, puta 20-25 dabar populiaru, ar ne? Varžtai, ką esam naudoję ir ką tenka pirktis tvirtinimo elementų parduotuvėse, tai yra 32,5 kažkas tokio ilgio, bet čia pagrindinė paslaptis, kokį tu beimtum varžtą, kiek tu įverši į sieną, į putą tiek ir sės, kol stogelis nepasieks sienos. Visa paslaptis yra lietuviškam išmanume, tai yra imi vamzdelį, tokio pačio gylio kaip ir putos išmatavimas, ar ne, nu, storis, kitaip sakant. Tiesiog grėži skylę, išsigrėži, į tą skylę, aišku, iš pradžių įvarą į sieną, nu, kaišti, ar ne, tada į sieną vamzdelį ir tada tiesiog su varžtais verži, gaunasi, kad stogelio koja remiasi į vamzdelį, vamzdelis remiasi į sieną ir savo normaliai pritvirtinti.